gimusi karališkoje šeimoje, bet nuo pat pradžių prakeikta, Marija Antonija buvo daugybės kartų kraujomaišos rezultatas. Vos 16 ji buvo įkalinta šaltoje ir be meilės santuokoje, o vėliau ją persekiojo virtinė tragiškų nėštumų. Nelaimė sekė ją kaip šešėlis, o nesėkmė laikėsi prie kiekvieno jos žingsnio. Bet ar ją prakeikė likimas, ar ji mokėjo už kažką daug tamsesnį? Marija Antonija iš Austrijos gimė 1669 m. sausio 18 d. Hofburgo rūmuose Vienoje, Austrijos sostinėje. Jos tėvas buvo Leopoldas I, labai galingas vyras. Jis buvo Šventosios Romos imperijos imperatorius, Vengrijos, Kroatijos ir Bohemijos karalius. Jos motina buvo Margarita Teresė iš Ispanijos, Ispanijos karaliaus Pilypo IV ir Marijanos iš Austrijos duktė. Kaip galbūt žinote arba nežinote, abu Marijos Antonijos tėvai buvo kilę iš galingųjų Habsburgų dinastijos. Tai buvo giminė, kuri užkariavo didžiąją Europos dalį ne per karus, o dėka strateginių santuokų ir šiek tiek sėkmės. Habsburgų dinastija turėjo karališkasias šakas tiek Ispanijoje, tiek Austrijoje ir jie tarpusavyje tuokėsi nuo pat 16 amžiaus pradžios. Tačiau laikui bėgant jų apsėdimas išlaikyti valdžią virto kur kas iškrypusiu dalyku. Jie tuokėsi ne tik su tolimais giminaičiais, ne, jie peržengė visas ribas. Antros eilės pusbroliai, pirmos eilės pusbroliai, net dėdės ir dukterėčios. Ir šie šimtmečius trukę nuolatiniai kraujomaišos atvejai pasiekė kulminaciją Marijoje Antonijoje. Ji nebuvo tik vienos nelaimingos santuokos rezultatas. Ji buvo daugybės kartų dėdžių ir dukterėčių santuokų rezultatas, dar labiau pagilinęs dinastijos genetinį išsigimimą. Žinoma, jos tėvai taip pat buvo dėdė ir dukterėčia. Šiek tiek neramu, bet jos motina Margarita Teresė netgi meiliai vadino savo vyrą dėdę. Visa tai reiškia, kad Marija Antonija buvo labiausiai kraujomaišos paveikta Habsburgų giminės narė per visą istoriją, netgi pranokusi savo liūdnai pagarsėjusi dėdę Karolį II iš Ispanijos. Jos kraujo maišos koeficientas buvo toks aukštas, kad ji buvo labiau inbridinta nei vaikas gimęs iš vieno iš tėvų ir vaiko arba brolio ir sesers sąjungos. Taigi, ką tai reiškia Marijai Antonijai? Ar ji patirs tą patį tragišką likimą kaip Karolis II, ar jai kažkaip pavyko išvengti savo šeimos apsėdimo prakeiksmo? Stebuklingai, Marija Antonija gimė sveika ir buvo palyginti normali mergaitė, nepaisant didelio kraujomaišos laipsnio, paneigdama lūkesčius. Tačiau ji buvo išimtis, o ne taisyklė. Būdama antrasis savo tėvų giliai kraujomaišiškos santuokos vaikas, ji buvo vienintelė išgyvenusi kūdikystę, tikriausiai dėl šimtmečius trukusios kraujomaišos, kuris susilpnino jos giminę. Pirmasis jos tėvų vaikas buvo berniukas vardu Ferdinandas, kuris mirė metais anksčiau nei gimė Marija Antonija. Du kiti vaikai, Jonas ir Marija Ana, gimė 1670 ir 1672 metais. Dėže jie abu taip pat mirė per kelias valandas ar dienas po gimimo. Tada, dar blogiau, jos motina Margarita Teresė, silpna ir ligota moteris, mirė 1673 metų kovą, būdama vos 21 metų amžiaus. Daugelio metų kraujomaiša padarė savo ir kaip daugelis Habsburgų prieš ją, ji buvo fiziškai silpna ir nuolat kentėjo nuo prastos sveikatos. Marija Antonija liko be motinos būdama vos 4 metų ir kaip vienintelis išgyvenęs savo tėvų artimos giminystės santuokos vaikas, jis staiga atsidūrė labai pavojingoje padėtyje. Ji buvo potenciali Austrijos arkikunigaikštystės paveldėtoja, bet tik tol, kol jos tėvas vėl susituoks ir susilauks vyriškos lyties įpėdinio. Austrija niekada neturėjo moters valdovės ir niekas net nebuvo tikras, ar įstatymas tai leistų. Jei Leopoldas netikėtai mirtų, ar didikai priimtų moterį valdove? O gal Austrija nugrimstų į chaosą? Ir Marija Antonija buvo ne tik galima Austrijos įpėdinė, bet ir turėjo stiprią teisę į Ispanijos sostą. Todėl ji atsidūrė vienos galingiausių ir nestabiliausių Europos dinastijų centre.
Marija Antonija galėjo būti labiausiai kraujomaišos paveikta Habsburgų giminės narė, tačiau labiausiai nuo to kentėjo jos dėdė Karlosas, žinomas kaip Ispanijos Karolis II. Nuo pat gimimo jo kūnas buvo silpnas. Jis kentėjo nuo siaubingos sveikatos problemų gausos, intelekto negalios, griaučių deformacijų, dėl kurių vos galėjo vaikščioti, ir kūno, kuris senėjo pernelyg greitai, sukeldamas ankstyvą demenciją. Tačiau jo labiausiai pagarsėjusi savybė, siaubingai deformuotas Habsburgų žandikaulis, buvo tokia iškreipta, kad jis vos galėjo sukramtyti maistą. Karolis paveldėjo Ispanijos sostą 1665 metais, likus vos kelioms dienoms iki savo 4-ojo gimtadienio. Tačiau jis niekada nesugebėjo valdyti pats. Nuolat reikėjo patarėjų ir atstovų, kurie valdytų jo vardu. Dėl to Europos rūmuose nuolat buvo kalbama apie įpėdinystę. Po motinos mirties 1673 m. kovą Marija Antonija tapo teisėta savo dėdės, Ispanijos karaliaus Karolio II įpėdinė. Nors tuo metu Karoliui buvo tik 11 metų, jo silpna sveikata ir sunki negalia vertė daugelį abejoti, ar jis apskritai galės susilaukti vaikų. Dėl to Marija Antonija buvo laikoma būsima Ispanijos karalienė, kuriai buvo lemta paveldėti ne tik Ispanijos sostą, bet ir didžiulę imperiją, besidriekiančią per Europą, Ameriką ir dar toliau. Ir atsižvelgiant į Karolio blogėjančią būklę, ta diena galėjo ateiti daug greičiau, nei kas nors tikėjosi. Dėl viso to Marija Antonija gyveno tarsi po padidinamuoju stiklu. Diplomatai atidžiai stebėjo jos veiksmus, kai lankėsi Vienos rūmuose, o jos tėvas stengėsi skleisti mintį, kad į vieną dieną perims Karolio sostą. Dėl to atsirado daug Habsburgų propagandos. Marija Antonija jaunystėje pozavo daugeliui portretų. Tai buvo įprasta karališkosiose šeimose. Jos tėvas naudojo šiuos paveikslus, kad sustiprintų jos pretenzijas į Ispanijos sostą. Siuntė juos po visą Europą ir į Ispaniją, kad ji taptų matoma žmonėms ir įtvirtintų savo statusą. Tai buvo būtina, nes ji buvo moteris. Jei Vienoje būtų gyvenęs Ispanijos sosto paveldėtojas, tokių propagandos pastangų nereikėtų. Tačiau baimė dėl moters valdymo buvo gili, o mintis, kad moteris paveldės didžiulę Ispanijos imperiją, sukėlė šoką Europos dvaruose. Kol Marija Antonija augo Vienoje, ji liko laiminga ir visiškai nežinojo apie ją supančią politinę audrą. Kol Europos didžiosios valstybės svarstė jos likimą, ji buvo auklėjama kaip bet kuri aukšto rango Habsburgų princesė, apsupta rūmų formalumų ir tarnų, tenkinančių kiekvieną jos poreikį. Jos išsilavinimas buvo tinkamas to meto karališkai moteriai – lotynų ir prancūzų kalbos, muzika ir pagrindiniai humanistinio ugdymo elementai. Tie, kurie ją sutiko, apibūdino ją kaip ramią ir rimtą, tačiau protingą ir išskirtinę. Tačiau po motinos mirties gyvenimas tapo dar griežtesnis. Vis dėlto Marija Antonija greitai turėjo kelias pamutes. Praėjus vos keliems mėnesiams po žmonos mirties, Leopoldas vedė savo antrąją pusseserę, ercherkogaitę Klaudiją Felicitą iš Austrijos, kuri buvo Habsburgų Tirolio šakos narė. Marija Antonija palaikė gerus ir artimus santykius su savo pamote, tačiau ir ji mirė jauna, 1676 metais nuo tuberkuliozės. Po to Leopoldas vedė trečiąją žmoną, vokiečių kilmingąją, kuri taip pat buvo jo antroji pusseserė, Eleonora Magdalietė iš Neuburgo. Ji ir Leopoldas susilaukė 10 vaikų, tad beveik kasmet Marija Antonija turėdavo naują, netikrą brolį ar seserį. Kai iš šios trečiosios santuokos 1678 metais gimė berniukas vardu Juozapas, tai reiškia, kad pagaliau atsirado vyriškos lyties Leopoldo titulų įpėdinis. Dabar Marija Antonija buvo tik Ispanijos sosto įpėdinė, nors, kaip jau matėme, klausimas, ar ji paveldės Karolio sostą Madride, išliko problemiškas. Žinoma, visada buvo ir kita galimybė. Marija Antonija galėjo pati susilaukti sūnaus, Habsburgų princo, kuris būtų idealus vyriškos lyties įpėdinis pretenduoti į Ispanijos sostą. Jos tėvas, visada buvęs strategas, jau planavo tokią ateitį, kai ji dar buvo tik vaikas, žinodamas, kad vyriškos lyties įpėdingis galėtų galutinai užtikrinti, kad Ispanija galutinai atitektų jų giminiai.
Norėdamas užsitikrinti Ispanijos sostą, Leopoldas pateikė stulbinantį pasiūlymą. Jis ketino ištekinti savo 6 metų dukterį Mariją Antoniją už jos dėdės 13 metų Ispanijos Karolio II. Net ir šeimoje garsėjančioje kraujomaiša, ši santuoka buvo netikėta ne tik todėl, kad jie buvo dėdė ir dukterėčia, bet ir todėl, kad ne vienas dar nebuvo pasiruošęs santuokai. Karolis dar net nebuvo pasiekęs lytinės brandos, o Marija buvo per jauna, kad galėtų susilaukti vaikų. Nepaisant to, 1676 metais jų sužadėtuvės buvo oficialiai paskelbtos, o gruodžiui buvo suplanuota santuoka per įgaliotinį. Tačiau paskutinę akimirką viskas žlugo. Kitais metais Karolis pranešė Leopoldui, kad negali to padaryti. Ispanijai reikėjo įpėdinio, o jo dukterėčia buvo tiesiog per jauna. Galiausiai Karolis II 1679 metais vedė Mariją Luizą Orleanietę ir atrodo užvėrė Marijos Antonijos galimybę tapti Ispanijos karalienę. Vietoj to atsirado naujas planas. Ji turėjo tekėti už Viktoro Amadėjaus II, jaunojo Savojos kunigaikščio, kuris paveldėjo savo titulą būdamas vos 9 metų amžiaus. 1675-aisiais. Tačiau ši santuoka taip ir neįvyko. Vietoj to, 1685 metais Marija Antonija ištekėjo už savo antrojo pusbrolio Maksimilijano II Bavarijos kurfiursto. Būdama vos 16 metų, ji išvyko iš Vienos į Müncheną, pradėdama naują gyvenimą su savo vyru. Netrukus Maksimilianas buvo paskirtas Ispanijos Nyderlandų gubernatoriumi ir pora daug laiko praleido Briuselyje. Miunchene ir Briuselyje Marija Antonija buvo labai nelaiminga. Iš pirmo žvilgsnio ši santuoka nebuvo bloga. Maksimilijonas buvo tik keletą metų vyresnis už ją, o jie buvo pakankamai tolimi giminaičiai, kad šiek tiek sumažintų Habsburgų kraujomaišą. Tačiau buvo ir kitų problemų. Jis buvo socialus ekstravertas, o ji į mokslus linkusi intravertė, kuri nemėgo rūmų ceremonijų. Maksimilijonas dažnai ją ignoruodavo, o vienas to meto amžininkas jį netgi pavadino vienu iš iškrypeliškiausių protų ir širdžių, kokius tai galima įsivaizduoti. Maksimilijonas nedelsdamas išdavė savo jauną žmoną, viešai rodydamasi su savo meiluže, o Marija Antonija kentė šaltą, bemeilę santuoką, į kurią buvo priversta. Tačiau didžiausias jos kančias sukėlė Ofne neištikimas vyras, o jos pačios prakeiktas kraujas. Kaip ir daugelis jos tragiškai kraujomaišos paveiktų protėvių, jis sunkiai išnešiojo nėštumus, o 2 jos sūnūs mirė gimdami 1689 ir 1690 metais. 1691 metais Marija Antonija buvo palūžusi. Vėl pastojusi ir nebenorėdama kentėti Maksimilijono pažeminimų, ji pabėgo į Vieną, palikdama neištikimą vyrą. Dabar pasklido gandai, kad ji visai neketina pas jį grįžti. Tada 1692 metų spalį, prieš visus lūkesčius, ji pagimdė sveiką sūnų, Juozapą Ferdinandą iš Bavarijos, vaiką, kuris galėjo pakeisti Europos istorijos eigą. Tačiau Marijos Antonijos kova dėl išlikimo dar toli gražu nebuvo baigta. Ispanijos dvaras džiūgavo dėl Juozapo Ferdinando gimimo, ilgai laukto įpėdinio. Tačiau ši triumfo akimirka kainavo siaubingai brangiai – jo motinos gyvybę. Marija Antonija sirgo pogimdyvinę infekciją, liga, kurią šiandien būtų lengva išgydyti antibiotikais. Tačiau 17 amžiuje tokio išsigelbėjimo nebuvo. Kūnas arba įveikdavo infekciją, arba jai pasiduodavo. Savaitėms bėgant, jos karščiavimas siautėjo, o jėgos silpo. Gruodžiui atėjus tapo aišku, kad ji pralaimi kovą. Tada, 1692 kūčių vakarą, būdama vos 23, Marija Antonija išleido paskutinį atodūsį, palikdama savo kūdikį sūnų Juozapą Ferdinandą, trapę Ispanijos ateities viltį. Tačiau įpėdinystei vis dar esant neaiškiai, Europos didžiosios valstybės jau stebėjo ir laukė.
Marijos Antonijos mirtis paliko Ispanijos įpėdinystės klausimą visiškai atvirą. Tuo metu jau buvo aišku, kad jos dėdė Karolis negali turėti vaikų, o jos sveikata buvo prasta. Tuo metu gyvenę žmonės tikėjosi, kad jis mirs kiekvienais metais visą 1690-ųjų dešimtmetį, nors galiausiai jis išgyveno iki pat 1700-ųjų pabaigos. Po Marijos Antonijos mirties Austrijos Habsburgai aršiai kovojo, kad įtvirtintų savo pretenzijas į Ispanijos sostą ir jos didžiulę imperiją. Jų argumentas buvo tas, kad Marijos Antonijos sūnus, jaunas Juozapas Ferdinandas, buvo teisėtas įpėdinis. Juk jis nebuvo bet koks pretendentas. Jis buvo karaliaus Pilypo IV proanūkis, kuris valdė Ispaniją nuo 1621 iki 1665 metų, todėl jo giminystės ryšys su nykstančia Ispanijos dinastija buvo vienas stipriausių. Dauguma stebėtojų Ispanijos dvare sutiko, kad Marijos sūnus buvo tinkamiausias kandidatas pakeisti Karolį jam mirus. Tačiau Prancūzijos Burbonų karališkoji giminė taip pat turėjo pretenzijų. Pilypo IV duktė Marija Teresė 1660 metais ištekėjo už Prancūzijos karaliaus Liudviko XIV, o ši santuoka atnešė daug vaikų ir anūkų. Tarp šių anūkų buvo berniukas vardu Pilypas, Ispanijos karaliaus Pilypo III proanūkis, kuris valdė dar 17 amžiaus pradžioje. Jis galėjo būti visiškai pamirštas, jei ne tragedija. 1699 metais Marijos Antonijos vienintelis išgyvenęs sūnus, Juozapas Ferdinandas, mirė nuo raupų, tuo metu mirtiniausios ligos. Po jo mirties Austrijos Habsburgų pretenzijos į Ispanijos sostą žlugo, todėl jie buvo priversti nukreipti savo ambicijas į vieną iš jaunesnių Leopoldo sūnų, Karolį, kuris netrukus taps naujuoju pretendentu į didžiulę Ispanijos imperiją. Kai karalius Karolis II galiausiai mirė bevaikis. 1700 metų lapkričio 1 dieną Ispanijos Habsburgų dinastija baigėsi. Mirties patale Karolis priėmė lemtingą sprendimą. Jis paskyrė prancūzų kandidatą Filipą savo įpėdiniu, taip užtikrindamas, kad Ispanija bus Prancūzijos pusėje. Tačiau tai sukėlė pasipiktinimą visoje Europoje. Austrai, remiami anglų ir olandų, atsisakė tai priimti ir vos po kelių mėnesių žemyną apėmė karas. Taip, 1701 metais prasidėjo žiaurus Ispanijos įpėdinystės karas. 13 metų trukusi kova, į kurią įsitraukė beveik visos svarbiausios Europos valstybės. Galiausiai prancūzų kandidatas laimėjo ir Pilypas V tapo Ispanijos karaliumi. Tačiau su viena sąlyga. Ispanijai ir Prancūzijai buvo uždrausta susivienyti po viena karūna. Tuo tarpu Austrai buvo kompensuoti Ispanijos didžiulėmis Europos valdomis, įskaitant Belgiją, Milaną, Neapolį ir Sardiniją. Jei Marija Antonija arba jos sūnus būtų išgyvenę, įpėdinystė galėjo būti kur kas mažiau chaotiška, o istorija visiškai kitokia. Labai jums ačiū, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą apie Mariją Antoniją, labiausiai kraujomaišos paveiktą Habsburgų giminės narę. Tikiuosi, kad jums buvo įdomu. Parašykite komentaruose, ką manote apie šį gyvenimą ir jei turite kokių nors pasiūlymų, taip pat praneškite apie juos komentaruose. Bet kokiu atveju tikiuosi, kad esate užsiprenumeravę ir įjungę pranešimus, kad gautumėte visus mano vaizdo įrašus vos tik juos įkeliu. Na tai tiek iš manęs, tad pasimatysime visi kitame Forgotten Lives epizode. Ačiū.